Astrita. Astrita. Liepienė. Liepienė, Panautinė pavardė. Tubutytė. Tubutytė. Gerai, kelintų gimimo? 60. Kaip ir aš. O. Kur Šilutė gimėt? Taip. Šilutė. Gerai, kada pirmą kartą rogą pamatėt? Rogą. Pirmą kartą, vaikystėje turbūt. Mano mama buvo taip prie bažnyčios ir kunigas. Tai mamos vardas? Haneliorė. Hane. Jo, jinai buvo vokietė, Haneliorė. Hak gimusi, jinai buvo mergaitė. Hak? Jo, gimusi. Haneliorė Hak. Jo, tai jinai. Ir jie gerai sugyveno su roga. Labai. Labai. Kaip paskutinės minutės jis mamą slaugė, kai jinai gulėjo jau mirties patale, ateidavo. Kaip sunkiai, bet ateidavo vis tiek. Jis toks buvo, jis eidavo. Ir mama kaip slaugė, jis su juo pasikalbėdavo visada? Bet aš turiu pavardę, kad čia tik mergautė nepavadė taip. Nes jūs taip. Jos buvo sielos kunigas. Taip. Taip, mamos. Taip. Jo, jinai su juo kalbėdavo apie viską. Jis ją ir numarino, ar lankydavo kiekvieną dieną, kaip numarino, jau buvo Remigijus tėvą laidojo, buvo Moras atvažiavo, nes mama labai aktyvi buvo ir daug ką darė dėl bažnyčios ir dėl žmonių šitų vietinių. Tai. Kelintais metais mama mirė? 2002. Aišku. O kaip jūs jį prisimenat? Kaip aš jį kaip šviesų žmogų prisimenu su dviračiu, mes gyvenom Klaipėdos gatvėje, čia truputį toliau už miestą. Netoli, bet iš benzino kolonėlių, šiek tiek toliau. Tai visada jis su dviratu, ar oras, ar koks, su ploščiu tokį, lasdą prisirišęs prie dviratuko. Aišku, kaip? Jo, nes jis labai, jisai buvo pusiau. Žinau. Jo, ir paskui pasiremdamas, va taip, nes ta lasda. Ir tikrai jisai visada, kaip aplankydavo, tardavosi su mama dėl daugelio dalykų. Jūs konfirmavo ar kitas? Ne, jisai gal ko gero buvo tada, gal Vanagų, aš nežinau kokiais metais, bet Preikšaitis mane jo konfirmavo, ne jisai. Bet jau ir buvo daug metų, aš nežinau, tai vis tiek. Dar gal jisai to kunigu, dar jisai gal ir nebuvo tikrų kunigų, kad galėtų konfirmuoti. Tai 74 metais vis tiek. Kažkur tai jo. Aišku. Tai va, ir iš tikrųjų be galo geros širdies. Vat aš ir dabar po šiai dienai galiu pasakyti, tokio kunigo. Vat atminimai gyvena ilgiau už žmogų. Turbūt ir gyvens. Gerai. Ką dar pridurtumėt? Ką dar pridurtumėt? Kokius valgius jis mėgo valgyti? Gal mėgo? Ką jis labiau gerdavo, pavyzdžiui, kavą ar arbatą? Kafiją tokį gerdavo, tokie klaipėdiški. Buvo visiškai neišrankus. Aš galvoju, kad ir kavą gerdavo, ir arbatą. Jisai visiškai toks. Ir kas važinai, jisai buvo evangelistas kunigas. Žinau. Ja. Jisai tai sakydavo šiandien. Ir nuo sakyklos, jokių šiandien. Ir tiesiai šviesiai, netikėsite, eisite į pragarą. Nors tas ne visiems patiko, bet eisite į pragarą ir viskas. Komandiruotė aiškiai. Ja. Tai tikrai toks šūkis būdavo šiandien viską darome. Ja, keičiame šiandien, ne rytoj. Šiandien. Jo, nuo šiandien. Tikrai šūkis, tikrai galiu pasakyti. Nes aš irgi daug metų šalia jo buvau. Kaip tikrai daug, nes aš čia užsakinėdavau. Ar jis turėjo humoro jausmą? Nebuvo šposininkas, ar buvo? Ar juokdavosi, jeigu kas juokavo? Labai neįsižeidžiantis buvo. Nesižeidavo? Visiškai. Čia gal nerašyti, pavyzdžiui, bet va. Pavyzdžiui, mano mama buvo tikrai jo draugė. Draugė tokia. Kaip su kunigu jie vokiškai šnekėdavo abudu. Tokia kaip savi, nes mano mama čia neturėjo nieko, nei pusbroliai, jinai liko viena, visi išbėgo per kažką.
Ir jinai va, mano namuose buvo plaučių vėžis sirgo, net buvo viskas pajungta ir jau, nu kaip ir būdavo jau ir nuotaikos, nors jin irgi žiūri gerų charakterių buvo. Bet viskas pajungta, tie balionai visi, nu neapsisukdavo, mane deguonis, kai trūkdavo, nu ir tų lankytojų pilna, nu eidavo, aš durų neuždarydavau, galai žmogus pailsėti prieš mirtį, bet jinai kantri buvo irgi. Ir žinau, kad tik išėjo kažkokia gal krūva žmonių, gal 4 ar ką, gal jau 3 kokie. Ir ant stuks ateina taip, kaip gulėjo, lova, taip koridorius, taip iš toliau ir ant stuks taip lėtai. Ir jinai nesikeikdavo niekada, bet jinai nusikeikė tada. Nusikeikė tada. Nu gal kad draugas. O kaip vokiškai, kaip nusikeikė? Tausendorfą, kokį jam pasakė? Nu negaliu dabar pasakyti, kaip bet jinai nusikeikė. Ir aš ir pati nesapiliu mamą, galvoju, bet nieko nesakiau. Nu ir aš toks atsisėdo, atnešė kasečių jai paklausyti, nu krikščioniško ar ten pamokslo ar ko. Ir jinai taip žiūri, nu šnekas po kiek laiko. Ir aš tokia sako. Kai tu atėjai, nusikeikė. Aneliori. Neimki galvą. Taip, kaip pasakė, neimki galvą? Nu taip, bet taip va taip su ta ranka, ta savo tokia. Nu čia tai, gal jinai matyti, kiek šnekėjo, tiek ant širdies gulėjo, nes jin taip spontaniškai, iš nuovargio, galbūt iš miegs gal jame, gal nuskaudėjo ir vėl žmogus sėdi priešais. Tai galvoju, vat kaip, čia dar kažkur vasi. Tai žodžiu, numojo ranką. Jo, aš turiu, bet nevėl. O, jisai su vaikučiais valgo. Jo, jisai visur žino, kaip, kur pakviesi, be jokios ambicijos, jokios. Žinau, kai jis mokėjo gitarą groti. Gitarą groti? Jo, Rūkuose, kai buvo visiškai jaunystė, tik pradėjo sakyti, būtų grojo gitarą. Kai choras organizuodavo dar. Jo, ant kapų buvot jo? Vakar buvom. Buvot. Jo. Ne, buvo tikrai labai. Šiaip tai jo, jis geros širdies labai ir labai tie benamiai, tie žmonės labai. Ne, tai šitą žinoti. Ir Moras vakar pasakojo. Ir tada jisai tikrai gavo išvažiuoti, va čia irgi per mūsų tokias rėmėjus. Ar Rogas skaitydavo kokias knygas, pavyzdžiui, vien tik tas religinis, jis niekada neskaitydavo nei romanų, nei nieko. Aš žinau, kas yra Zudermanas, pavyzdžiui. Jisai buvo apsišvietęs žmogus, kad koks Zudermanas, tai aš net nebijoju, kad jisai žinojo. Bet jis skaitydavo daugiau vokiškai ir aš taip galbūt ir nesigilindavau, ką jūs čia skaitote, ar ką. Jisai vokiškai skaitydavo. Jisai iš jūsų tokio akcento, kaip ir, labai vokiškas ir akcentas buvo ir tokių žodžių skaitė. Taip, aš atsimenu, taip. Taip, toks minkštai, taip. Kokias knygas aš negaliu sakyti, bet jisai visada su knyga būdavo. Čia net kažkur aš dar turėjau nuotrauką, bet nėra nuotraukų šimtai, aš galėjau surasti. Niekada neteisdavo nieko, kad būtų užpykęs ant ko nors, aš nežinau, bent jau niekada nemačiau, kad parodytų taip. Tai neužpykdavo? Nežinau, kad jis būtų užpykęs ko nors ar ką nors, Esat matę verkiantį, kokiai situacijai, ar per laidotuvės kokio draugo artimo, teko matyti verkiantį. Nepasakyčiau, kur man tą. Sentimentalus jis nebuvo graudžios širdies. Latvijos buvo... Aš nežinau, ašaros, bet ne visada gal ta ašara. Bet ką jisai gailėdavo, tai kad net ir eidavo į tos kiti žmonės ir manipuliuodavo. Ten jie visi, sakydavo, Erstukai, tu viską atiduodi, jie ir patys turėtų, galbūt ir turi, tik sako, kad neturi. Bet sako, tai darykit jų šaldytuvas, tuščias ir, man nesvarbu, kaip jie gyvena, bet tikrai yra tuščias šaldytuvas. Tikrai namuose nėra ko valgyti. Ar tai jie taip praleido, ar kaip. Jisai neteisdavo visai, nežiūrėdavo kaip taip, kaip kas dabar yra. Valgyti jis tiek nori, kai jisai ir paklydęs ir.